Labas rytas. Labas rytas. Sveikinamės iš šilčiausio, jaukiausio centrinio Kauno turgaus. Mėly žiūrovai, šį rytą mes būsim ne dviese su Ilona, o trise su Rita. Ilona šį rytą mums parodys, kaip galima pasigaminti kažkokį tai fainą, skanų šventinį patiekalą, nes šventės artėja, ar ne? O Rita mums parodys, kaip pasidaryti tokį kalėdinį, gražų, šiltą vainiką. Šiandieną mes gaminsime austrišką obuolių pyragą štrudelį. Už pagalbą. Aš dabar susipjaustysiu obuolius kubeliais. Tai mes dabar pabendrausim su Rita. Kalėdos eglė simbolizuoja gyvybę. Vainikas yra amžinybės simbolis, tai dėl to pas mus ir kalėdom daromi vainikai kalėdiniai. Puošim derlium įvairių. Buko vaisiais, riešutais, prie štrudelio tiks labai apelsinai, dirbtinės uogytės, kad nesupūtų. Ir šiek tiek blizgalėlio. Rita, noriu paklausti, kaip tu taip susidžiavinė apelsiną, kad jisai toks šviesus. Aš kaip džiovinu, man visada paruduoja. Todėl, kad jie išmirkinti tirpale, kad jie neruduotų, nes paprastai ant radiatoriaus jie visada ruduoja. Man irgi, nesijausk vieniša. Kol jūs čia taip gražiai gamina tą vainiką, aš noriu obuolius sudėti, kepti į keptuvę su sviestuku ir su razinom ir paskui pabarstysiu cinamonu. Advento vainikai yra šiek tiek paprastesni, daromi tam visam advento kalėdų laukimo laikotarpiui. Tai jie kuklesni, paprastesni, tokie. Einu pasižiūrėsiu, ką Ilonėlė kepa. Cinamonu kvepia. Tu pagal kvapą pas mane atėjai, taip? Taip labai gardžiai atrodo. Taip, ir palauksim, kol šiek tiek obuoliai tik pradės irti. Ir iškart atvėsinsim tą masę ir suksim į tešlą. Einu pas Ritą. Nu, tai kaip sekasi? Matai, vienos perka tešlą, kad nesivargint, kitos perka vainikus, o aš viską darau pati. Aš tai nieko nedarau. Geriausia. Kepimo skardą išklojame kepimo popieriumi, kraštelius paliekam, kiekvieną tešlos lakštą ištepsim sviestu. Taip, lakštai paruošti ir dabar dedu įdarą. Įdaras obuolių su razinom auksaspalvėm, cinamonu ir šiek tiek cukraus. Kas mėgsta, gali įdėti gvazdikėlių. Ir va taip atsargiai susukam. Susukam į tokią dešrą. Į dešrytę. Taip, taip. Ir viršų aptepame lydytų sviestu. Ir dėsime kepti į kaitintą 180 laipsnių orkaitę, kol gražiai paruduos. Maždaug apie pusvalandį, aš galvoju. Mes jį papuošim cukraus pudrą. O, kaip cinamonu. Koks sniegas. Taip. Tikra žiema. Sninga. Ilona, šiandien ryte mes vis tiek ragausim tą pyragą. Taip, ragausim. Ragausim ryte. Mes pyragą suvalgysim ir pyrago nebėra, o puokštė va stovės vis graži. Va tai va, nežinau, kas geriau. Iki kito šeštadienio, mielieji. Iki kito. Viso gero.